Mes tęsime Labą rytą ir aš sveikinuosi su studijos svečiais. Linas Butėnas, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas, labas rytas. Ir Aurelija Kondratavičiūtė, Vilniaus universiteto vaikų universiteto organizatorė. Būtent apie vaikų universitetą ir kalbėsimės. Kada vaikų universitetas pradėjo vykdyti tokią veiklą? Šią iniciatyvą Vilniaus universitetas pradėjo 2009 metų vasarą. Ir tai yra tęstinis projektas. Kelinti metai jau šiemet jisai egzistuoja ir vyksta? Daugiau pavadinčiau tai iniciatyva ir jau 5 metai, kai ši iniciatyva vykdoma. Iš kur atsirado pati vaikų universiteto idėja? Mes remiamės gerąją praktiką užsienio universiteto. Tokių universitetų tikrai yra daug ir patirties yra daug ir tobulėti, kaip sakant, ribų nėra. Tad mokslas vaikų universitete vyksta panašiai kaip ir, tarkim, Vilniaus universitete sesijomis. Kiek tų paskaitų per metus vyksta? Taip, mažieji studentai iš tikrųjų gali jaustis tikrais studentais ir jie turi paskaitas ir užsiėmimus sesijomis, žiemos ir vasaros sesijas. Tad, reiškia, žiemos sausis vasaris? Taip, vasara, gegužė, birželis. Kiek apytiksliai sulaukite moksleivių, susidomėjusių ir norinčiųjų pasijusti studentais? Norinčių yra tikrai labai daug ir nuo 2009 vasaros iki šios žiemos, šios sesijos dar neskaičiuojant, sudalyvauti turėjo galimybę beveik 10 000 moksleivių. Ir iš tikrųjų, kaip galima turbūt pavadinti, paklausa yra tikrai didelė. Kokio amžiaus moksleiviai domisi, nori ir yra aktyviausi? Aktyviausi turbūt yra 8-11 amžiaus moksleiviai, jie ar tėvai, ar jie patys iš tikrųjų sunku pasakyti, o 12-15 metų moksleiviam irgi yra skirta atskira paskaitų grupė ir jiems irgi yra dėstomos paskaitos. Mes kalbame, aš manau, ir domisi girdintis mūsų jaunieji žiūrovai. Ar tos paskaitos mokamos? Jokia vaikų universiteto veikla yra nemokama. Tai prasme, kviečiame dalyvauti drąsiai, nemokamai ir... O pačios paskaitos, kokios jos, kas jas dėsto? Jas dėsto, žinoma, Vilniaus universiteto dėstytojai, mokslininkai, profesoriai ir visi kiti, kurie gali iš tikrųjų sudominti vaikus mokslu ir parodyti jiem įvairių iniciatyvų, galbūt iš arčiau pačiupinėti tą mokslą ir sritį, kurie jos domina. Na ir štai, Linas Butėnas taip pat yra vienas iš tų dėstytojų. Ko jūs mokote mažuosius studentus ir, turime šįryt ant stalo robotą. Tai jis ir yra mokslo tas objektas. Tai šiaip kiekvienais metais vaikų universitetas tengiasi, kad tos paskaitos būtų kuo įvairesnės, kad nesikartotų. Tai, pavyzdžiui, šių metų, tema yra, ką mūsų fakultetas kviečia jaunuosius studentus, tai yra robotika. Mes juos pakviesime į robotikos laboratoriją, trumpam tapti robotų kūrėjais. Ir, pabandysim, parodyti, ką galima padaryti, kad tai nėra taip jau sudėtinga, kad žmonės suprastų, kad taip paprasta ir jiems įdomu kurti tokiu būdu. Jūs galite pademonstruoti, kaip taip paprasta sukonstruotas robotas. Čia jau, sakykime, yra suprogramuota. Jisai paleidžiam robotą, kuris tiesiog moka išvengti kliūties. Tai panašias užduotis atlikinės ir jaunieji kūrėjai atėję į vaikų universitetą. Tai va, o šiaip labai gera tokia veikla yra, todėl kad skatina ir vaikų kūrybingumą, ir mąstymą, erdvinį, loginį, taip pat iš tiksliųjų, mokslų žinias lavina, matematikos, ten reikia paskaičiuoti, pavyzdžiui, atstumus, kampus, fizikos, nes reikia įvertinti ten trinties jėgą, dar kažką tais, informatikos programavimą. Žodžiu, labai daug sričių apima. Sakykit, pone Linai, ar lengviau mažiesiems studentams dėstyti, ar kaip tik sudėtingiau reikia gaudyti jų dėmesį? Na, čia labai priklauso. Kai yra tokia labai praktinė veikla, tada yra nesudėtinga, nes jie yra užsiėmę, yra, tikslas. Tai yra lengviau, bet tada vis tiek reikia kitaip jiems gal labiau padėti.
O kai tenka, pavyzdžiui, dėstyti tas didžiasias paskaitas, kur yra 200-300 moksleivių, tai ir nėra lengva išlaikyti 30 minučių, reiškia, vaikų dėmesį, kad visi būtų prikaustyti. Bet tai labai įdomu. O ar būna, Aurelija, gal klausimas jums, visiems jau penkti metai vyksta ši iniciatyva